pabandysiu pristatyti Šarlio Bodlero kelią į Lietuvą, į lietuvių literatūrą. Tiesiog peržvelgti tą tokią istorinę perspektyvą. Ta pažintis prasidėjo 20 amžiaus pradžioje ir yra įdomus atvejis, kad štai 911 metais vyko tokia, lietuvių spaudoje diskusija, tokia įdomi ir reta, iš tiesų, ar įsileisti Šarlį Bodlerą į lietuvių literatūrą. Tai čia kas per klausimas atrodytų, ar ne? Bet keliami su tuo susiję labai rimti klausimai. Iš tiesų, kurie gali būti keliami, iš principų angažuotai literatūrai. Tai klausimas, kuo Bodleras bus naudingas lietuvių visuomeniai? Ar padės jai išlikti? Ar sumažins pasaulio blogį ir skriaudas? Vadinasi, kas rūpėjo lietuvių literatūrai 20 amžiaus pradžioje? Tokiai tautiniai literatūrai ir kuri iš tiesų stengiasi formuoti savo, kažkaip ir savo skaitytoją kreipti, tokio tautiškumo link ir savitumo. Tai va, ir Gabrielė Petkevičaitė Bitė, štai jinai teigia, kad jeigu Bodlerą įsileisim į lietuvių literatūrą ir mėginsim jį čia regėti, tai čia atrodys kaip štai pietų šalies augmenius mūsų miškuose auginti. Čia irgi įdomu, sakyčiau, toks išsireiškimas pietų kraštų augmenius mūsų, vienu žodžiu, šiaurietiškame krašte auginti. O štai Adomas Jakštas, kuris visada buvo toks labai rimtas kritikas ir jis, sakoma, iš klerikalizmo pozicijų, bet jis tiesiog buvo tokių nuostatų žmogus, tai jisai štai sako, kad štai Čiurlionienė, kuri pasisakė teigiamai, kad ji mūsų inteligentijai perša Nyčę ir Bodlerą, o Kristaus vardo nesykį nemini. Ir tai yra blogai. Ir iš tiesų štai tokie pareiškimai, jie gal ir pristabdė tą tokią recepciją Bodlero, bet jokių būdų jos nesustabdė, o net atvirkščiai pasitarnavo turbūt tokiam greitesniam populiarumui, nes pasidarė įdomu iš tiesų tada, kas tas Bodleras ir kodėl čia jį reikia įsileisti ar neįsileisti. Tokių neigiamų pasisakymų iš tiesų yra labai nedaug lietuvių spaudoje apie Bodlerą, bet štai vienas charakteringas 926 metų pasisakymas, nekieno kito, štai Maironio, kuris, išreiškia savo nuomonę ir į modernizmą, savo nuostatą modernizmo atžvilgių, ir modernizmas sieja su Šarliu Bodleru, o be abejo taip ir kiti toliau ir vėliau sieja. Tai, žodžiu, sako, kad modernizmas tai kažkokia psichiška liga, paneigimas sveiko proto, ir kad jeigu turi rašytojas bent kiek idealizmo, tai jis nesirinks Bodlero. Idealizmo nesirinks Bodlero, nors, kaip žinia, Bodlero kūryboje galima rasti visko ir idealizmo taip pat. Bet štai aišku, kad šokiravo, kas šokiravo visų pirma tie eilėraščiai, kuriuose yra daug tokio geidulingumo, daug tokio šiurkščių, tokių vaizdų, tokio sensualumo, kaip vadina, ir panašiai. Tai aišku, tai kažkaip lėmė bendrą nuostatą. Nes jeigu skaito Bodlero eilėraščius apie splyną, o neskaito jo apie idealą, nes jo blogio gėlėse yra splynas ir idealas, taip ir vadinasi visas pirmas ciklas, tai eilėraščiai skirti splynui alternuoja su eilėraščiais, kurie skirti idealui. Taip kad ieško Bodleras labai įdomiais būdais, naujais, tokiais savotiškais, savitais,
tos savotiškos pusiausvyros, nes žmogus tai jam yra dangaus ir pragaro objektas. Tai va, kur yra dangus, kur yra pragaras ir viskas yra skirta tam pačiam žmogui. Einant taip chronologiškai, tai karo metais štai būtina, kalbant apie Bodlerą ir apie jo vertimus, tai aišku, Vytautą Mačernį būtina visų pirma minėti ir netgi pasakysiu, kad iki šiol mano manimu Vytautas Mačernis yra vienas iš geriausių vertėjų Šarlio Bodlero. Vytautas Mačernis, Tomas Venclova ir, Sigitas Geda. Tai dabar Vytautas Mačernis, jisai išverčia Kvietimą kelionėn, kurį irgi perskaitė, bet perskaitė prozos variantą, tą eilėraštį prozą. Bet yra ir Kvietimas, yra sueiliuotas, nepaprastai gražus eilėraštis ir jį labai gerai išvertė Vytautas Mačernis. Tai, ir aišku, kad kalbant apie Vytauto Mačernio kūrybą, irgi yra minimas Bodleras, irgi yra išžiūrimi tokie, tiesiog Bodlero temos platesnė prasme, ir net motyvai, ir čia aš pati nesu šito tyrinėjusi Mačernio atveju, bet pasak štai Vytauto Kubiliaus yra ten visko, ir to įskilusios sielos balso, ir tuštumos suvokimo panašaus, tarsi bodleriško, tai va, mūsų poeto lyrikoje. Dabar 45-ais irgi yra įdomus atvejis, aš jį iš dalies tik esu ištyrus tą atvejį, nes čia tikrai dar galima daug ką. Tai yra Nykos Niliūno sonetas Miestas. Labai įdomus atvejis, nes sonetas yra miestas, jis jį parašė Berlyne, būdamas Nyka Niliūnas. Ir tai nėra, tai sakytume, nes Bodleras yra miesto poetas, sakytume, kad štai miesto poezija jo imponavo Niliūnui, bet ne. Tas eilėraštis yra Bodlero skausmo alchemijos variacija. Bodlero eilėraščio skausmo alchemija. Variacija pavadinimu Miestas. Ir iš tiesų štai šitas atvejis yra įdomus, jį reikėtų tirti nuodugniai. Ir ką dar čia galima pabrėžti, kad Nyka Niliūnas yra sakęs, kad jis moka mintinai beveik visą Blogo gėlių knygą. Tai reiškia, kad iš tiesų jam šis poetas buvo svarbus ir mėgstamas ir visa kita, ir dėl to tų tokių įtakų gali būti ir daugiau. Tai dabar Albatrosą čia skaitė ne vienas, kažkaip matosi, kad į šitą eilėraštį atkreipiamas dėmesys, iš tiesų tai yra eilėraštis, kurį prancūzų mokiniai mokyklose mokosi mintinai ir tas eilėraštis imponuoja ir imponavo ne vieną lietuvių poetą, lietuvių rašytoją, lietuvių autorių. Ir pamatysim, kiek yra tų interpretacijų Albatroso nemažai mūsų poezijai. Ir štai Vinco Mykolaičio Putino eilėraščių ciklą Bodlero temomis, tai labai buvo smagu, esu aš čia jau jį ištyrinėjusi labai nuodugniai ir galima būtų daug apie jį kalbėti, jeigu būtų laiko, nes tai yra 4 Bodlero eilėraščių, lietuviški variantai, tiesiog, sakoma, kad Bodlero eilėraščių parafrazės, šiaip jau perkūrimai. Ir jeigu mes kalbam apie štai Albatrosą, minim Albatrosą ir perskaitėm jo vertimą, tai štai Mykolaitis Putinas iš eilėraščio, Bodlero eilėraščio Albatrosas sukuria savo eilėraštį pavadinimu Poetas, kuriame ta pati situacija, poetas štai žemėje tarp žmonių, jam nėra vietos, jam per ankšta, jis patiria tokią disforinę būseną. Nes prasideda eilėraštis Mykolaičio Putino: padangiai poetė skraidai kaip erelis, į saulę ištiesęs galingus sparnus, o nutremtas žemėn į
triukšmingą minią, kur žinai, ką sakyti nežinai, pakelt aukštyn galvą, laisvai išsitiesti, kliudo tie patys sparnai. Tai štai tokia yra Mykolaičio Putino variacija ir įdomu, kad šitą situaciją poeto žemėje jis netgi su laiku keitė šito eilėraščio kai kuriuos žodžius, tą situaciją vis dramatindamas, sunkindamas. Tai žodžiu, jam tai buvo svarbu. Bet yra ir kiti žavūs eilėraščiai, tai yra Šventovėje pagal Adlero atitikmenis, korespondans, yra toks programinis eilėraštis svarbus, kuriame jis išdėsto savo atitikmenų, tiesiog teoriją visą tuo eilėraščiu. O štai Putinas, varijuodamas tuo eilėraščiu, sukuria, perkelia situaciją į šventovę, nes Bodlerui tai gamta yra šventovė, o Putinui atvirkščiai. Putinui šventovėje visas veiksmas vyksta. Ir tie panašumai ir skirtumai labai įdomus. Ir paskui, štai nenoriu išnykti, tai pagal Bodlero eilėraščio Litanija šėtonui variacija. Tai bendra jo sieja, kad štai tas modernumas ir Mykolaitis Putinas, tai kažkaip taip panašiai suvokė kaip Bodleras, kad tai yra susijęs su kažkokiu nelaimės, tokios gilios suvokimu, tokios sielos, tokios tuštumos ir to tokio svyravimo, būties, nebūties ribos, kaip koks somnambulas, kad Putino eina ten kraštu, tarsi kažkokia siena, tarsi būtų būties kraštas, kaip siena, kuria eina somnambulas svyruodamas ir nežinia, į kurią pusę jis gali tiesiog nuslysti. 80-mečio vidury, sovietmečių, štai staiga ir vertimų pagausėja labai šitam dešimtmetį ir atsiranda eilėraščių Bodlero temomis. Ir netgi 4 poetai yra štai sukūrė tokių eilėraščių. Tai Gražinos Cieškaitės eilėraščiai taip ir vadinasi Bodleras. Almio Grybausko Pirmas skrydis, tai Albatroso vėlgi variacija. Onės Baliukonytės Bodleriškasis, jau pavadinimas. Gintaro Patacko Bodlero naktis. Taigi visi tie jau eilėraščių pavadinimai, jie mums nekelia abejonių, kad čia yra ir bodleriškos temos, ir motyvai, bet ir yra pasaulėjauta. Tai yra lietuvių poetai, jie stengiasi savo pasaulėjautą reikšti Bodlero įvaizdžiais. Nes, aišku, reikėjo ieškoti, kaip išreikšti ir išsakyti savo, tarkim, tas splyno būsenas sovietinėje aplinkoje. Tai štai čia įdomu iš tiesų į tuos eilėraščius skaityti. Ypač Gražinos Cieškaitės yra labai toks gražus, toks prasmingas eilėraštis. Ir jame yra štai, kadangi mes Bodlerą suvokiam, kaip jis pats sakė, aš esu alchemikas, poetas alchemikas, nes aš keičiu geležį auksu, yra ir eilėraštis jo toks, ir ant debesų statau ten kažkokius didžiulius sarkofagus. Ir šitą interpretuoja Cieškaitė, tu jauti kaip auksas tavi švenos, vėl žodžiai plūsta. Ir dar ta programa yra siejama su tokiu mėginimu tą lietuvišką lyrinį peizažą pakeisti. Štai poetai plėšia purpurą nuo žodžių, tarsi išgryninti, tarsi tokią ornamentaciją, tarsi dirbtinę, ją nuvalyti, kažkokių ieškoti kitokių žodžių, išreikšti toms sielos būsenoms panašioms. Ir čia Cieškaitės eilėraštis baigėsi, ar čia ugnie kol nesukaustė grožis. Čia irgi apeliuojama į Bodlero eilėraštį apie grožį, kad grožis tai yra toks kaip
kaip moters kažkokia statula įsikūnijęs, tarsi jis yra sustingęs ir štai poetas tą grožį, jam reikia kaip tą statulą tarsi ardyti, žiūrėti, kas viduje yra, taip tai ir grožį. Kažką kaip alchemikui ar kam, kažkokiam su kažkokiais instrumentais jį taip rakinėti, kad kažką atrasti savo ir naujo. Grybausko, pavyzdžiui, ta albatroso variacija irgi įdomu, kad mes įlūžom ir sušlapom plunksnas. Mes, poetai, visi štai tarsi įlūžom ir sušlapom plunksnas, nors šiaip situacija yra ant žemės. Tai čia tik tai, turint minty Bodlero eilėraštį Albatrosas ir persikėlus į Bodlero eilėraštį, tada tik suvokiam šito įvaizdžio prasme, kad albatrosai pagaunami, pastatomi ant denio ir iš jų tyčiojamasi. Jų sparnai yra per sunkus, jie negali pakilti, jų sparnai tarsi grimsta ir gali pasiekti vandenį. Žodžiu, jie gali grimsti žemyn, o negali kilti į viršų. Tai čia tokia situacija. O Onės Balikonytės bodleriškasis, tai yra įdomu, kad Bodlero Albatrosas Balikonytės eilėraštį virsta drugiu. Kad štai mes esam pardavę sparnus vienadieniai drugiai. Ir trokštam mylėti, bet esam širdim negyvom. Tai čia labai tokia dramatinta situacija, kad mes netgi esam tokie visiškai vienadieniai, laikini ir situacija tarsi be išeities. Tai gal toks labiausiai pesimistinis tai būtų Onės Balikonytės eilėraštis. Bodlero Naktis Patacko yra toks, žavesnis, nes jame yra tokios erotikos, bet yra tokių patrauklių vaizdų, bet jie visi baigėsi blogai. Žodžiu, tos visos aistros, jos siūbuoja virš bedugnių ir paskui tarsi grimsta žmogus su visom tom aistrom kažkur. Tai yra, Bodlero meilės samprata tai buvo tokia dvilypė, kad meilės yra keli etapai. Pirmas yra nusižavėjimas, toks gražus etapas, o paskui meilė augant, nuopuolis artėja. Tai yra ir laimė, ir nelaimė kartu. Bet čia yra taip perkuriama, kad suvokiam, jog tai yra, čia šiuo atveju žmogus yra kažkaip, tarsi jis pagaunamas į kažkokius gniaužtus, kaip į kokius šėtonų nagus. Ir jam, būtent visuose eilėraščiuose yra tas laisvės problema, žmogaus laisvės problema, kuri čia siejama yra su kūrybinė laisvė, žinoma. Ir įdomu, kad po 3 metų Almis Grybauskas išleidžia savo naują eilėraščių rinkinį, kuriame yra ciklas Aerouostai, kur epigrafų paimto eilutės iš Bodlero Kelionė, eilėraščio Kelionė. Ir visą tą ciklą galima laikyti kaip kelionės interpretacija. Tai ten yra ir ironijos, ir visako, nes ten keliaujama yra tarsi mes esame išsviedžiami kažkur į erdvę, į rojų tiesiai iš savo darbovietės, šeimos, dar kažkur pro karjeros duris. Ir paskui išplaukia taip, kad apskritai keliauti galime tik tai iliuzijose, o kas keliauja iš tiesų, tai ten taip pašaipiai, kad vienu žodžiu tik jeigu kas tave propaguoja, kas tave išstumia į tą kelionę, tarsi kažkokia korupcijos situacija, bet numanoma yra. Bet visa tai, žinoma, čia labai siejasi su sovietmečiu ir su to, ką mes galime žiūrėti čia. Kad iš tiesų Bodleras padėjo reikšti tas tokias vidinio maišto nuotaikas sovietinėje Lietuvoje. Bet dabar įdomu, kad ir nepriklausomoje Lietuvoje
Bodleras nedingsta. Jis irgi, kam jis tarnauja? Jis tarnauja vėl naujoms maišto formoms kurti. Tai čia yra įdomu. Štai 92 metais Gintaro Patacko šitam cikle Meilės ir vyno dainos yra eilėraštis pavadinimu Splynas. Jeigu jau Splynas, tai aišku, Bodleras, juolab, kad Gintaras Patackas jau buvo eilėraštį Bodlerui skyręs. Ir žiūrint ir lyginant, tai iš tiesų pasitvirtina, kad yra Bodlero eilėraščiai 4 skirti Splynui tokiu pačiu pavadinimu, tai iš tų eilėraščių motyvai čia ateina. Aišku, nuotaikos dekadentinės ir būtent visuotinio pakilimo laikais, tai tada iš tiesų prieš ką maištaujama. Poetas atsiduria kaip ir marginalo padėty, nors jis įsivaizdavo, kad naujais nepriklausomybės laikais jis čia galės būti šauklys, vedantis tautą kur nors, bet pasirodo, yra ta nauja vis dėlto santvarka klojasi ir tas laukinis kapitalizmas, kaip mes vadiname, ir visa kita. Tai šitai išsireiškia, galima, tai yra susijęs su Bodlero motyvais ir galima sakyti, kad štai Bodlero terminas literatūrinė girtuoklystė tinka ir jo ta yra savotiška bjaurumo estetika, yra ir grožio ir bjaurumo lygiai tiek pat jo poezijoje ir tie deriniai yra labai originalūs. Tai čia, toj nepriklausomoje Lietuvoje, vadinasi, ryškėja toks kitoks Bodlero skaitimas ir kitoks jo pažinimas. Kas yra svarbu. Tai Valdas Kukulas, kalbėdamas apie poeziją ir naująją poeziją ir poetus naujuosius, jis įveda ir aliuzijų į Bodlerą, kad kaip čia dabar su tą literatūrinę girtuoklystę, kai mes klausėmės eilėraščio Svaiginkimės, tai galima jį perskaityti visaip, tą eilėraštį prozą. Bet kuo mes turim save svaiginti? Vynų poezija arba dorybė kiekvienas savaip. Vynų poezija arba dorybė, bet visiškai aišku, kurioj pusėje yra Bodleras, nes jam svaigintis vien tik vynų absoliučiai nieko nereikštų, nes visas jos svaigulys ar svaiginimasis, nes visokioj būta jo gyvenime, tai vien tik todėl, kad atsirastų naujų vizijų ir naujų impulsų jo kūrybai, nes tai yra poezijos svaigulys visų pirma, o priemonės, tai čia, žodžiu, gali būti, aišku, visokios ir visaip jas galima vertinti, bet jisai, pats Bodleras yra sakęs, kai kas mane vadina girtuokliu, žudiku ir dar visokių kitokių, ir kad aš nesu nei toks, nei kitoks, ir kad negalima tapatinti, atseit poeto kaip asmenybės su jo kūryba. Tai va, o dabar čia dar iš nepriklausomai Lietuvoje tokių pastebėjimų, tai galima būtų, žinoma, dar patyrinėti Antano Jonyno kūrybą. Ir čia Rita Tutlytė neblogai žiūrėjo, kad štai yra irgi motyvų aptinkama, kad parafrazuojama Bodlero poezija, tai čia šitą dar reikėtų pasižiūrėti. Iš tiesų įdomu, jog tik tai tarp prancūzų poetų, tik tai Šarlis Bodleras ir François Villionas yra susilaukę tokio dėmesio, kad štai išėjo kūrybos rinktinės lietuvių kalba. Tai vis dėlto liudija ir populiarumą, norą skaityti, norą Bodlerą pažinti. Tai ir dabar čia dar įdėjom tokį paveiksliuką.
Tai čia jau moderni recepcija, šiuolaikinė Bodlero recepcija. Tai štai matote šalia Artūras Rimbo, o čia Šarlis Bodleras. Ir čia, bet aš negaliu pasakyti, kokiame mieste. Tai čia klausimas jums visiems, jeigu jūs atpažįstate. Je ne sais pas de quelle ville s'agit-il ici. Na tai ir tiek. Tai jeigu turite kokių klausimų, tai prašom. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas de questions, mais juste une observation. Déjà, dire que je ne savais pas comment était reçu Baudelaire en Lituanie. Donc là, merci pour ces éclaircissements. Et si j'ai bien compris, enfin, en tout cas bien lu, pas compris ce que vous avez dit, mais bien lu le papier, j'ai l'impression que finalement, au grand moment de l'histoire lituanienne, le poète a répondu avec soit par sa poésie, soit par son style, soit par les thèmes qu'il a traités. Il y a eu un écho, il y a eu quelque chose. Oui, oui. C'est ça. Il a répondu aux tendances de la littérature lituanienne. Et même il a aidé à formuler les buts, disons, je sais pas, la perspective. En tout cas, il a fait débat, voilà. Donc merci pour ça. Tai padėkojo, gerbiamas. Bet tai nesakė. Gal čia įdomu būtų klausimas truputį subjektyvumo labiau, o kaip jūs atradote Baudlerą? Kaip literatūra lietuvių atrado tvarkoj? Čia mums aiškiau nebus. Nu, man tai visi atradimai susijęs su mano pirmąja meile, tai Viktoriu Hugo. Nes, kadangi aš rašiau disertaciją iš Hugo kūrybos Lietuvoje, tai viskas, kas sieja su Hugo, tai per jį ir atradau. Ir aišku, ir Baudleras irgi, jisai labai vertino, taip kitko, Hugo. Yra jo straipsnis apie, jis pradėjo tai savo karjerą nuo straipsnio apie dailę ir apie literatūrą. Tuo pačiu kurdamas eilėraščius. Nes kaip iš tikrųjų vieno rinkinio poetas per visą savo gyvenimą, bet jis buvo labai dailės kritikas, neblogas, iš tiesų čia paveldas iš jo tėvo. Ir jis, kaip jaunimas, pavyzdys, kaip jaunimas drįsta, pavyzdžiui, rašyti apie kitus kūrėjus, visai rimtus straipsnius ir juos teikti spaudai. Ir pavyzdžiui, iš tiesų Baudleras nebuvo baigęs, jis baigė tik licėjų, jis nebuvo universiteto baigęs, bet kadangi jis pradėjo nuo straipsnio apie dailę ir jie buvo spausdinami, tada jis pradėjo apie literatūrą, apie atskirus rašytojus ir ne tik tai, kad juos pristato, bet visą laiką gebėjo išreikšti savo. O tokia, kad jam tas patinka, o tas niekaip nepatinka. Iš Hugo, kad reiškia viskas tvarkoj būtų, yra labai gabus, labai talentingas, bet tas romantizmas jau šitas, Hugo romantizmas, jau jis yra nuėjęs nuo scenos. Jau reikia kitokio romantizmo. Ir jis sukūrė savo naujojo romantizmo programą. Tai kiek jam buvo metų, jam buvo 26. Jau nebetoli. O ką daryti, kuriems daugiau? O kuriems daugiau, tai čia. Tai čia jau... Mums reikia tik ciniškas realizmas, ar ne? Tai va, tai čia jau sudėtinga, ką sakyti. Kurie daugiau, tai jau turi reflektuoti ir savo gyvenimą, ir savo visas pažiūras dabar kaip nors. Jeigu jau Baudleras, jo esmė yra, kuo jis patrauklus ir kodėl sako, jaunimui ir paaugliam patrauklus, tai yra, užkietėjęs maištininkas. Jo niekas netenkino, niekas, kas yra tikra ir pastovu. Atrodo puiku, jis ne tai, kad jis atmestų ir paneigtų, bet jis žiūri įtariai. Jis yra skeptik, reiškia, jis iš tėvo paveldėjo skepticizmą, iš motinos misticizmą. O koks dėlis.
Skepticizmas ir misticizmas. Tai va, tai reiškia, jis negalėjo niekaip tapti tuo tokiu saldžiu romantiniu poetu, kuris, pavyzdžiui, mistiką dievina ir iš jos jam viskas išplaukia ir pasitenkina. Ne? Jis taip pripažįsta, kad tai yra, bet jis apveršia aukštyn kojom. Ir jam, vat, dangus yra, taip, yra rojus, yra pragaras, ir maždaug kaip dangus ir žemė vienas kitą atitinka, taip rojus ir pragaras. Jis vaikšto žemėje, reiškia, kadangi jam svarbu viską išbandyti, nebandyti tik jūs, aš čia taip sakau, kad... Išėjo. Nu va, čia buvo tokių, Bodleras pradėjo, paskui Rembo su Verlenu užbaigė liūdnai tuos išbandymus. Bet vienu žodžiu, kad jam, jeigu jam skirtas pragaras žemėje, jis per tą pragarą turi praeiti. Ir jam gėlės yra ir pragare. Kodėl sakoma blogio gėlės? Nes žmoguje yra tiek gėrio, tiek blogio, kad jis stengiasi ištraukti grožį iš blogio. Kodėl tas blogis patrauklus? Tai va, kaip jisai paženklina poetiškai tokią idėją, kad blogis traukia. Tai reiškia, gali būti jo kaip ir žiedai. Ir jis bandė jos kvepuoti tas gėles. Bet va, prisiuosti. Ne, bet sukūrė, aišku, įspūdingą eilėraštį. Tikrai. Tai va. Tai taip ir Bodleras. Kaip atėjau prie Bodlero, tai tada jau viskas, jau buvo turėjau kažkaip palikti, nors gaila buvo. Bet ne, nepalikau, aišku, bet labai. Ir tą, ir tą. Vous êtes la femme d'un seul poète, alors? Moi? Vous êtes la femme d'un seul poète? Ah, non. Ah. Moi, non. Qu'est-ce que vous... Ah, non, je ne suis pas si fidèle. J'ai commencé par l'humour et je n'ai pas fini par Baudelaire, car j'ai encore d'autres qui m'intéressent. Bon, alors. Nu ką, tai gal tiek? Labai ačiū.